Intriga Lietuvos moterų salės riedulio pirmenybėse pasiekė apogėjų. Lygiosiomis 2-2 pasibaigus lyderių Šiaulių Gintros universiteto ir Vilniaus HFC rungtynėms arčiau titulo yra sostinės komanda. Gintros universiteto merginos pirmajame rate netikėtai lygiosiomis sužaidusios su Širvintų Inta, dabar nuo vilniečių atsilieka 2 taškais. Antras varžybas šiaip sužaidžiam lygiom. Nežinau, manau, kad mes labai gerai atrodom paskutiniu metu. Nes Gintra dar su Širvintais buvo lygiom sužaidusios, tai manau, kad mes kaip ir lyderės dabar esam. Vilniaus žaidimas šiek tiek yra lietokas, vis dėlto veteranės. Mūsų jaunimas gal daugiau bėga, aišku, daugiau ir klysta. Bet manau, jeigu pirmose varžybose geriau Vilnius žaidė, tai šias varžybas tiesiog aš manau, kad jos turėtų būti patenkintos lygiosiams. Daugkartiniai riedulio čempioniai Šiaulių komandai, norint apginti titulą paskutinėme rate tarpusavio rungtynėse būtina pergalė. Tuo tarpu HFTC čempionatą laimėtų ir sužaidusi lygiosiomis. Todėl komandos šioms rungtynėms sutelks visas turimas pajėgas. Viską lems trečias ratas, aš manau, kad to gal ir žiūrovom bus įdomiau, kadangi trečias ratas nulems kas pirmi, kas antri. Įdomesnis bus Lietuvos žolės riedulio čempionatas. Trečiojo rato varžybos bus žaidžiamos kovą, nes vasario pabaigoje Gintra universitetas dalyvaus klubinėme Europos uždarų patalpų moterų čempionate Ukrainoje.